sveikas, nesveikas, pažiūrėkite. Labas rytas, draugai, laba diena, labas vakaras. Penktadienis, šiandien informatikos egzaminas, judame į egzaminą jau. Liko 30 minučių iki egzamino, laisvai spėsime, viskas yra labai gerai. Kažkaip nusiteikęs, dabar dar namie biškiuką pasimokinau. Jaučiamės gerai, būnam laimingi, pozityvus, užtikrinti, žinome, kad viskas bus gerai. Tikėkime, aišku, todėl, draugai. Turime savo dieną, džiaugiamės gyvenimu, mylime save, mylime kitus, skleidžiame šilumą, džiaugiamės epizodu. Galite nueiti pažiūrėti vakarinos epizodą, visai neblogas, toks paprastesnis. Dabar oro egzaminą ir susitiksime po egzamino. 1, 2, 3. Grįžau namo jau, viskas. Pirmą valandą iš tikrųjų biškį užlaikė, gavosi, kad 4 valandas šisą mokykloje praleidau. Aišku, nėra to, kas neišeitų gera. Buvo taip, kad tiesiog 3 valandas egzaminas, tada kadangi išbuvau visą laiką, tai paėmė užlaikė, nes ten buvo problemų, kol įkėlė mano darbą ir panašiai, žodžiu, tikrai ilgai užtrukome, bet tada numariau pas mamą, pakalbėjau su mama, dar paskambinau mačiutei, tokius dalykus pasidariau. Viskas, grįžau namo, dabar persirengiau, bet koines dar užsidedu, varys tada pasidarysiu visus namų ruošos darbus, tada dar, aišku, sesės reikės važiuoti pasiimti iš Kavarsko, o po to žiūrėsime, galbūt dar varysime į Kauną, į kokį filmą, tenai į klasiokas varys ir vežta prasme visus šios dalykus jis organizuoja, tai žiūrėsime. O taip dabar, draugai, apie patį egzaminą. Nebuvo jis toks jau žiauri sunkus pirmoje pusėje, pirmoji dalis, ta prasme, Wordas, Excelis tikrai lengvi, ten visi galėjo padaryti, nežinau, nebent ženklų klaidų kokių padariau ir viskas. Apie testą, testas toksai, 50/50, nes testas toks pasanas dalykas, iš tikrųjų, tenai kaip pasirinkimo variantai yra, tai dažniausiai arba pataikysi arba ne. Programavimo dalis. Pirmą kartą galiu pasakyti, kad tikrai buvo sunku labai. Tikrai sunku, ta prasme, sėdi ir maždaug žinai, bent jau pirmą užduotį ten padarėm visi. Tikrai, tenai jau galėjai išgalvoti, kaip daryti ir ko prašo. Antroji užduotį, ten tai ojojoj. Ant pačią galą liko 10 minučių, tada supratau maždaug kaip daryti kažką, bet jau nebespėjau parašyti, tada jau rašiau. Kai parašėm taip, tikiuosi iš tikrųjų, kad pusę tikrai taškų gausiu, tai yra visai neblogai palyginus, tikrai. Pusė vis geriau negu neišlaikyta. Tai va, draugai, varome daryti visus kitus darbus, pamirštame egzaminus, egzaminai baigti, dabar prasidės darbas nuo pirmadienio, žodžiu. Kiti nuotykiai, kitas etapas, o tai galbūt yra gerai. Pasivežiu sesį iš Anykščių. Pliam važiavau normaliai laiką, kokią valandą mažiausiai, taip kažkaip ramiai važiavau, greičiai neviršiant, taip gražiai tvarkingai, iš tikrųjų oras irgi visai nuostabus. Sesį parsivežiau, va dabar jinai jau namie, o mes va su Algiu ir ten vadybėje stovi. Varom į filmą, į Baywatch, jei neklystu, tikrai po filmo, tikrai po filmo šitą pasakysime visą savo nuomonę apie jį. Pagal recenzijas, kiek žiūrėjau, tikrai prastai vertintas iš tikrųjų filmas, tai nėra labai nuostabu pagal viską. IMB labai žemas, o komedijome į žemas IMB tai šiaip dažniausiai normalu būna, bet ne visą laiką. Žiūrėsime, ar pataikė ar ne. Pažiūrėjom filmą, filmas taip, Baywatch'as toks, iš ties tikrai nėra toks jau labai nuostabus, ta prasme, komedijos atžvilgių tikrai visai neblogai. Buvo daug gerų vietų, tai yra pliusas, bet efektų atžvilgių kaip ir Karibų piratai žiauriai mane vėl nuvylė, ta prasme,
kai tu moki daug, gali daug visko padaryti ir supeilinę, tai taip blogai, jūs neįsivaizduojat, kaip, ta prasme, šiaip tų gerų vietų viską buvo, aišku, kadangi buvo tas filmas vadinamas N16, tai galėjo tenai prikolinti biškių žiauriau, tai biškių ir ištraukė filmą vadinamai, bet aplamai pats scenarijus tikrai nebuvo toks jau labai nustebinantis ar nenuspėjamas, tikrai nuspėjamas, galime viską atspėti ir padaryti, o tai iš dalies yra, na nežinau, ar didelis pliusas, ne vėl tai labai žemas, toliau kalbant apie, nežinau, apie aktorių vaidybą, aktoriai tikrai nepriekaištingai vaidina, viskas to labai gerai, Zac Efronas šitą Dwayne Johnson kaip visą laiką tikrai gerai vaidina, pliusas už juos. Nu tikrai, pagrindinė, manau, visi šitą filmą žiūri ir dabar palaiko tik dėl to, kad čia aktoriai abudu vaidina, turi labai didelę fanų bazę. Tai yra pliusas jiems ir pliusas filmui, ta prasme, dėl to ir pakelia patį filmą. Bet tikrai žiūrint pagal visus šitos kritinius aspektus ir panašiai, nelabai. Taip, editinimo tikrai buvo daug įdėta, bet tikrai biškai per daug kai kurios vietose bando kažką padaryti. Kai anksčiau palyginus tų edito priemonių buvo mažiau, realistiškiau viską tu parodydavo, dabar kažkaip nežinau. Aišku, gal čia tik man pačiam, nežinau kaip kitiems, bet man kažkaip nežinau vis tiek. Ferverkų šaudymas, valties degimas, tokie tikrai prastos vietos, bet taip. Aplamai filmas visai neblogas, tikrai praleidėm gerai laiką, tai pasižiūrėjom, tikrai užtikrinti. Va, taip. Va, idėja. Ką pasakysi? Ne, ką apie filmą manai? Geras. Čia nėra mašai. Viskas buvo gerai. Bliam, kokį aukštas už tai negaliu, bliam, vos ranką pasiekė. Pasumok man batų gerai. Batų. Ne, normaliai. Šiaip Divija prašė įdėti epizodą, tai va ir dėjau biškį daugiau, bet dabar gėdės, kai kamerą pajungiu. The name's Bond, James Bond. Jau varau namo, paleido mano gatvę, malodės bent jau paleido čia, ne ten kažkur prie pieninės, nes būtų tada visą kilometrą reikėjo eiti peškom. Piuką bent jau sutaupysiu laiko, tai yra labai gerai. Pusė 11 jau bliam laikas kaip bėga, jūs nesivaizduojat, šiandien iš vis diena nepastebėjau tikrai atvarai kaip prabėgo, ta prasme taip buf ir viskas. Parašėm egzą, 1 valandą namie, nuvarėm sesės 4 valandas jau žiūriu. Visio, nieko nenufilmavęs, nieko nenuveikęs, tas liūčius tiesiog ant ratų, tada buf paėmėm į Kauną važiavom, 2 valandas per minutę atgal vos ne. Tai va, pažiūrėjom filmą, viskas, 10 valandų. Ką veikėme, tą ir filmavome, tikrai šiandien. Tiesiog, ką grinai veikėme, tą ir nefilmavome, nes ko neveikėme, to ir nefilmavome. Nu, tiesiog, grinai. Važiavome, filmavome, mokėmės, viskas. Tai važiuodami dar keliu pakalbėjom, pasiekėm visai linksmai, tikrai linksmai, bliam, paprikolinam. Gerai, aišku, lievė, kad nuodė nevažiavo, nes būtume dar daugiau bajerių dėję, bet kaip buvo, taip tikrai vertinama tos momentus, o ypač aš nežinau, aš taip nesveikai pradėjau vertinti, bliam, nu tikrai gero, va, su Divija irgi Divija prie bajerį, nesveikai, ten ta prasme irgi skalda tokius gerus tavo, nu grinai, jokiesi ištisai. O tai yra nuostabu, taip rimtai pakalbėjom ir aišku, ten irgi knysėm protą, kad mergaitė kabinda ar kažkas tokio, nu žodžiu, tikrai linksma, tikrai viskas labai gerai. Judame dabar namo, sudėtinsim visą šitą filmuotą medžiagą, tada žiūrėsim, kiek gavosi epizodo, o po to pabaigsim. Nu, sudėtinau lyg ir viską, 8:40 gavosi, visai neblogai, dabar pabaigsime epizodą visai tvarkingai, viskas bus, iš tikrųjų tikrai neblogai praleisti diena. Epizodas negavau, kad toks dar visai neblogas gausias, tikrai. Parodėme, ką veikėme per dieną, pakalbėjome apie filmą, pabuvome su klasiokais, buvę klasiokai, gal reiktų vadinti, nebežinau iš tikrųjų kaip vadintis. Kaip ir sakiau, tikrai praleidome neblogą dieną, penktadienis skaitytas, nu jau skaitosi, šeštadienis, bet nieko, susitiksime tai draugai su kitais epizodu, su kitais nuotykiais, prenumeruokite, siekit savo svajonių. Ačiū visiems už nuostabų palaikymą, tikrai dėkingas visiems, jūs neįsivaizduojat, kaip man gera, tikrai man taip nuostabu matyti tokį pozityvumo komentaras, man taip nuostabu, kai matyti, kai žmonės prenumeruoja, prisijungia prie kanalo, tiesiog žiauriai dėkoju visiems, jūs esate tikrai nuostabus, aš tikiu jumis, aš manau tikrai, kad jūs pasieksite savo svajonių ir tie žmonės, kurie prisijungia prie mano kanalo ir seka mano kelionę, tiesiog juda kartu su manimi. Jūs esate tikrai nuostabus ir ačiū jums ir atsiminkite vieną dalyką, kad jūs gyvenime tikrai visko pasieksite, žinote dėl ko, tai dėl kad jūs palaikote mane, o tai reiškia, kad aš palaikau jūs. Viskas draugai, ačiū, kad žiūrėjote, susitikime ir su kitu epizodu, su kitais nuotykiais, prenumeruokite ir tiesiog būkite laimingi ir žinoma, daug šypsokitės. Gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Nesvarbu, kaip atrodo, visiškai nesvarbu. Svarbu, mylime save ir viskas.